Sveiki sugrįžę į prekybos miestelį Urmas kartu su manimi Kornelija Jasūnaitė. Aš jūs šiandieną pakviesiu, žinokite, įsirinkti namų tekstilės gaminių. Tikrai labai kokybiškų ir, žinokite, aš net nebejoju, kad jūs nustebins. Keliaukime. Taigi sveiki atvykę į pirmąją prekybos vietą, kuri vadinasi Riposo. Iškart keliaukim pasižiūrėti, kokių čia turi patalynės užvalkalų. Bent jau aš iškart pastebėjau visą tokią sieną, netgi atskirą, skirtą būtent tam. Ir iš karto į akis krenta, aišku, nuolaidos, kaip visada, ar ne? 20% matau, kad yra. O šiaip jau yra ir vaikiškų patalynės komplektų, matau ir suaugusiems, ir iš natūralių medžiagų. Man iš karto labai patiko vienas čia variantas patalynės užvalkalų, kuris yra ypatingai natūralu, 100% medvilnė, kuri yra ne šiaip sau medvilnė, bet ji taip pat apdorota ir vulkaninės kilmės akmenimis. Todėl turi ypatingą išvaizdą, smėlio tarsi spalvos, natūralus yra audinys ir tikrai labai dailiai atrodo. Man atrodo raminanti spalva, o kogi reikia miego. Aišku, kad ramybės. Tai čia keletą tokių variantų dar yra, bet aišku, jeigu kas nors nori daugiau spalvų, aišku, savo miegamajame, tai jų tikrai čia yra, kaip matote, labai įvairių, kokių tik tai norite. Aišku, jeigu netinka tokia smėlio spalva, galima būtų ir baltą patalynės užvalkalo komplektą turėti įsigyti, ar štai tokį. Pavyzdžiui, mano yra tokia spalva, galiu pasakyti jums, prisipažinti, ir labai raminanti, ir netgi toks vaizdas lyg iš viešbučio būtų. Užvalkalai, aišku, kad yra jau paskutinis akcentas, bet pirmiausia, mums reikia pasirūpinti tikrai kokybiškų čiužinių ir pagalvę. Ir aišku, kad kaldra. Tai mes pradėkime nuo čiužinio, o čiužinių tai čia yra be abejo ortopedinių lygiai taip pat kaip ir pagalvių. Ir kas man labai patiko, kad pavyzdžiui toksai čiužinys turi dvi pusės. Sakykime, ant vienos pusės atvertus bus šiek tiek minkščiau miegoti, o ant kitoks, jeigu patinka kiečiau, tai ir kiečiau galėsite įsimiegoti. Ir man labai patinka, kad kai ateini į tokią parduotuvę, be abejo galima išsibandyti, pasižiūrėti, kaipgi tas jūsų kūnas reaguoja į tą čiužinį, kaip jaučiasi. Nes, sakykime, jeigu atrodytų, kad kietas čiužinys, bent jau tai parašyta, tai neaišku, ar jums jis iš tiesų bus kietas, gal net kiek per minkštas pasirodys. Tai būtinai ateikit, išsibandykite, prigulkite ir pasižiūrėkit. Dar labai svarbu paminėti, kad kaip jau prieš tai sakiau, tai yra ortopediniai čiužiniai, o tai reiškia, kad turi, spyruoklės arba jų neturi, bet tai yra labai geras dalykas, kuris įrėmina, tinkamai įrėmina jūsų kūną taip, kad iš tiesų nugaros ryte neskaudėtų, o kaip tik tai po nakties jaustumėtės pailsėję ir žvalūs. O dabar keliaukim toliau, aišku, kad prie pagalvių. Čia jau, kaip matote, tokių tikrai turime išskirtinių formų pagalvių, sakykime šita, tai netgi prisitaiko labai prie jūsų kaklo. Ir taip pat sukuria jums tikrai patogų, labai gerą ir kokybišką miegą, taip, kad neskaudėtų jums nei kaklo, nei ten dar ko nors. Ir iš tiesų irgi atsibustumėte ryte ir jaustumėtės ne tik pailsėję, bet dar ir sveiki. Faktas, kad labai svarbu yra ir aukštis pagalvės, tai turite pasirinkti tokio aukščio pagalvę, kuri būtų tinkama būtent jums ir jūsų kūno sudėjimai. Taip, tai šita pagalvė, pavyzdžiui, labai stipriai rekonstruoja visą pagal jūsų poreikį. Tai va, sakykime, galima čia atsitraukus užtrauktuką matyti 3 sluoksnius. Ir vieną, jeigu netinka jums, jeigu per aukšta pagalvė, išsiimti. Drąsiai galima išsiimti, išsitraukti ir tada bandyti žiūrėti, kaip su tais 2. Jeigu bus ir vėlgi per aukšta, galima išsiimti ir dar vieną. Čia jau pagal jūsų poreikį. Čia, žinokit, aš ne šiaip sau prisėdau prieš išeidama iš parduotuvės, o todėl, kad norėčiau jums pademonstruoti labai funkcionalų gerą daiktą. Tai yra ne tik sėdmaišis, kaip jums galėjo pasirodyti, ar ne? Aišku, jis labai patogus, tikrai iš putų poliuretano, bet taip pat jį galima paversti čiužiniu. Tai jis labai lengvai čia įsiardo, nes yra tam skirtas užtrauktukas, štai čia už mano nugaros. O jį taip ištraukiam ir jisai visas tampa staiga čiužiniu. Taip, kad jeigu sulauksite kokių dar netikėtų svečių namuose, labai bus patogu juos apnakvindinti. O
iš rytinės galerijos dabar atkeliavome į vakarinę ir čia mus pasitinka labai graži parduotuvė, kuri turi, žinokit, lietuviškos produkcijos. Štai merkys iškart šviečia iš toli labai gražiai, keliaujame į vidų apsidairyti, kogi lietuviško čia galima rasti. Tik įėjus į vidų iškart čia pasitinka visa gausybė dailių staltiesių. Tikrai labai gražios ir visur, kur pasižiūrėsi, svarbu pakelti akis į viršų ir apsidairyti. O čia tikrai, žinokit, yra dairytis į ką įvairiausių. O pasižiūrėkite, kokių siuvinių gražių yra staltiesių, nuostabios. O čia yra staltiesė netgi tokia visai atrodo kaip kokia austa, tarsi vos ne rankų darbo, kokia minkštutė. Tai čia, kaip suprantu, yra iš Turkijos. Pasižiūrėkit, koks grožis. Keliaukim dabar prie patalynės komplektų ir užvalkalų, nes va čia, kaip matot, viskas atsiveria. Yra pagalvių, visa pilna eilė, o mes pirmiausia eikim prie patalynės užvalkalų, tradiciškai pradėkim nuo jų. Ir šitie užvalkalai pasižymi tuo, kad būtent alytiškiai gamina. Tai yra satino užvalkalai ir įvairiausių spalvų, pačių įvairiausių. Va, kokių originalių raštų galima rasti šakės. Nerealiai. Ir kaip smagu, man tai patinka, kai ant produkto, tokio gražaus, išskirtinio produkto parašyta lietuvių kalba viskas. Labai faina. Ir net sunku atsispirti, atrodo, visada, kai yra lietuviška produkcija, tai ir norisi pirkti. O kaip matote, tikrai labai čia įvairių jų yra, bet jeigu norėtųsi įsirinkti ne tik tai sau, galbūt ne tik tai saugusiems, bet ir vaikams, tai ir vaikams yra tik tai medvilnės. Tai čia Hannah Montana. Daug kas žino mane, vaikai jūsų tai tikrai pažįsta, kas tai yra. Ir aišku, kokie gražus dar yra, geras. Šiaip įvairių vaikam, tai čia matau, kad pasirinkimas labai didžiulis, yra labai skirtingų spalvotų. Ir suaugusiems taip pat yra, kaip suprantu, dar iš medvilnės, jeigu nepatinka satinas, taip kad visi čia įsirinksite savo mėgstamus užvalkalus. O štai čia, va, viršuje, kaip ir sakiau, čia būtina tiesiog dairytis, kelti akis į viršų, nes būtent čia yra merkio patalynės. Ir tai yra pagalvės, kaip matote, tai tų pagalvių čia jau labai didelis pasirinkimas ir dydžių labai skirtingų yra, kaip matote. Ir matau, kad ir kainos irgi tikrai yra prieinamos ir labai padorios. Tai jeigu pagalvė kainuoja, kokybiška pagalvė apie 30 €, tai manau, kad tai yra visai neblogai, bet be abejo galima rasti ir pigesnių variantų, visiems pagal kišenę ir pagal galimybės ir be abejo pagal jūsų akį, kuri ten gražesnė, kuri priimtinesnė, tą ir galite imti. To paties merkio yra ir antklodės, tai visa eilė jų, kaip ir matote, irgi kainos labai skirtingos ir galima rinktis iš labai įvairių variantų. Tai, man atrodo, čia atvykus galima pilną patalynės komplektą įsigyti. O čia kas per dėžutę, labai įdomu, žiba, labai gražiai, pasižiūrim, kas čia viduje yra. O čia yra rankšluosčiai. Medvilnė ir čia su veidrodžiu, kaip matote, tokia originali dovana netgi galėtų būti artėjančių švenčių proga, ar ne? Geras. Aš nežinau, ar jūs girdėjote, tiesą sakant, aš čia pirmą kartą sužinojau apie tokį dalyką kaip tinginio antklodė. Pasirodo, tokių būna. Tai jeigu nesinori užvilkti, aišku, per sunku kartais būna, ar ne, kartais per daug pavargę esam persivilkti tą patalynę, tai antklodės vilkti kartais net ir nereikia, pasirodo. Galite nusipirkti tokią turkišką, labai gražią gėlėtą, kur jau atrodo savaime viskas apvilkta ir paruošta miegui. Tai tokia įsitraukite spintos ir miegat. Viskas. O merkio antklodžių galima rasti, žinokit, ir alergiškiams žmonėms, kuri yra labai patogiai skalbiama, taip kad pasirūpinsite, kad visada bus namuose švara. O čia man labai patiko ir kaip atrodo, iš tiesų labai kokybiškai gražiai ir irgi lietuviškai parašyta labai aiškiai, kad iš natūralios medžiagos, natūrali vilna, kurią galima ir skalbti ir kurią galima be abejo naudoti tiek ir žiemos metu, tiek ir vasarą, nes jūsų kūnas labai gerai kvėpuos su tokia natūralia medžiaga. Tai man atrodo, čia labai gera dovana, galėtų būti irgi kalėdų proga. Bent jau aš tai visai čia kažkaip jau gundausi. O sugalvočiau, kam padovanoti. Na, o dabar atėjome į vakarinę galeriją, 5. salę, į tokią parduotuvę, kuri taip ir vadinasi namų tekstilė. Keliaujame į vidų.
O čia iš karto mus pasitinka 20 metų toje pačioje parduotuvėje besidarbuojanti ir be abejo, kuo puikiausią asortimentą išmananti Asta. Tai gerbiama Asta, sveiki. Sveiki užsukę į Tekstilita parduotuvę. Kaip mūsų pirkėjai vadina mus patalynės pasaulis. Tikrai, kad visas pasaulis atrodo tikrai čia pas jus atskiras. Tikrai taip. Pas mus tikrai didžiulis pasirinkimas itin aukštos kokybės patalynės. Mūsų tokios išskirtinės prekės vokiečių gamintojo veliūrinės paklodės su guma. Vokiečių gamintojo trikotažo paklodės. Čia kas vertina išskirtinumą, kokybę, tikrai pirkėjai visada mielai jas perka ir giria ir mes tuo labai džiaugiamės. Dirbame su lietuvių gamintojų, antklodės, pagalvės, turime didžiulį pasirinkimą kokybiškų rankšluosčių. Stilingi lovos užtiesalai mūsų. Tikrai labai stilingi. Dailių staltiesių galime pasiūlyti artėjant šventės ir galite puošti namus. Turime gausybę prekių ir pirkėjų išdžiuginam. Mūsų naujovė, kaip ir šiais metais, muslino patalynė. Oi, kaip įdomiai atrodo, tokia labai raminanti spalva. Atrodo, tai jinai įdomiai, bet jūs lieskite, kokia kokybė. Jinai švelni, kaip šilkas. Ypatingai miela patalynė. Ir kaip gražiai supakuota, tikrai kaip dovanai tiesiai, ar ne? Taip. Taip pat pirkėjam siūlome stilingus lovos užtiesalus. Puiki turkų tekstilė, su pagalvėlėm, įvairios spalvos, gražus dizainas. Labai. Aš iškart nesižiūrėjau, žinokit, va šitą čia iškart mano tokia spalva. Oi, bet kokia graži šakės. Oho. Nieko sau. Šiemet madinga spalva. Man labai patinka, kad yra tokių vietų, kur gali ateiti ir tiesiog tikrai jau pajausti, pačiupinėti, pasižiūrėti, ar minkšta, kaip čia minkšta, nes kai kuriem tai iš viso labai patinka liesti daiktus, ar ne? Yra tokių žmonių, kurie per lytėjimą kažkaip supranta, jiems labai svarbu yra prisiliesti, tai čia galima prisiliesti ir tikrai labai jaučiasi, kad labai švelniai yra žiemai, man atrodo, kuo puikiausiai tinkanti patalynės užvalkalai ir labai čia net atrodo, kad kaip ant pleduko galima iš karto atsisėsti, ar ne? Vienintelis trūkumas šitos patalynės, kaip ir veliūrinių paklodžių, aš juokauju, yra tas, kad ryte nesinorės keltis iš lovos. Kaip jauku iš tiesų pabūti, pasivakščioti po tokias parduotuvės, kuriuose galima rasti visą galybę namų tekstilės. O jos mums juk visada reikia. Tik svarbiausias patarimas jums iš to, ką šiandien aš girdėjau ir supratau, tai būtinai atvykite patys ir būtinai palieskite savo rankomis ir pasižiūrėkite, kas kaip patiems labiausiai prie širdies ir prie kūno tinka. Taigi, ačiū visiems žiūrėjusiems, pasimatykime lygiai po savaitės, kur vėl sugrįšime į prekybos miestelį Urmas.